sėdime kartu, kad iš tikrųjų turime bendrą tikslą, tas vienijantis tokia idėja yra svarbu kiekvienam individui. Ir ateiti pasigerti tos motyvacijos, energijos, kad tu ne vienas, kad tokių bendraminčių yra daug, kad reikia kažką tai kartu daryti, yra svarbu. Mano galva, tai yra daug svarbiau už bet kokią informaciją, kuria bus žinota. Most of us want to think, okay, let's make this a good day. Let's have a happy day. And it's also a little bit political. The previous speaker was talking about the United Arab Emirates. Yes, they have a minister of happiness. Kokiom organizacijom seksis ateityje? Tom, kurios yra drąsios ir greitos? Po 20 metų bus daug robotų ir 2 darbuotojai dirbs. Bus žmogus vienas ir šuo. Kam reikalingas šuo? Klausimas tam, kad nukreipt žmogaus dėmesį, kad jis nieko neliestų. Jeigu toksai herojus ponas Bynas būtų, tai šuo nepadėtų, jis vis tiek tam darytų visokį. Arba jeigu šuo būtų mano. Because in Formula One it's a highly competitive environment and continuous improvement is what we are all about. And it wasn't easy to get anyone to stop. Esu finišavęs Dakarą su 4 sulaužytais kaulais, bet aš nežinojau iki galo situacijos, tai dėl to finišavom, o paskui sužinojom, kad tai buvo neįmanoma. Benediktas Vanagas. Ir suprantu, dėl ko jis yra reikalingas žmogus. Brave Lithuanians on the Dakar. Žmonės ieško įkvėpimo, kitas dalykas galbūt kai kurie ieško žinių. Dalintis yra turbūt veiksmažodis, kurį mums reikėtų vis labiau ir labiau įsisąmoninti ir tuo pradėti gyventi. Aš tikiu, kad jie čia ateina tam, kad suprastų, ką jie turi padaryti, kaip jie turi padaryti, kad būtų geriau tai, ką jie daro. Konferencija yra kitokia, konferencija yra praplečianti akiratį, verčianti pasižiūrėti iš kito kampo ir tai nėra tiesiog sausas smegenų džiovinimas. Visi aš galvoju, kad sėdi salėje ir vis tiek viską, ką tu šnekyje, viską vertina per save. Yra 2 Lietuvos ir yra 2 tipų vadovai. Yra šiuolaikiški vadovai ir senamadiški. Šiuolaikiški, tai nieko bendro su amžiumi neturi. Šiuolaikiški yra drąsus, pasikeičiantis, pasirašantis, norintis. Senamadiški yra rankinis stabdis. Tai yra kaip išlaikyti tai, ką uždirbo. Tai yra baisu. Kalbant apie kompaniją, tai nėra nieko turbūt geriau, kai matai, kad kaip jinai atsinaujina, kai jinai turi daug daugiau energijos. Pirmas dalykas, reikia turėti ambicingą tikslą ir antras dalykas, reikia tą ambicingą tikslą turėti visur. Neįmanoma pasiekti kažko savo profesiniai srity, nesiekiant asmeninį ir atvirkščiai. Tie dalykai susiję kaip susisiekiantys indai. Fizika. We learn so much by looking outside our own businesses. Even I do that. I look outside of Formula One to learn, and I think that's a really rich part of having a conference like this. Everyone gets to hear new ideas. Ir tai yra tikrai svarbi konferencijos dalis. Bendravimas yra tikrai labai svarbi šitos konferencijos dalis. Ir būtent diskusijoje ir gimsta tai išmintis, nes tai sutraukia mūsų, protus, Lietuvos, idėjų turinčius žmonės ir iš skirtingų sričių. Vadovas yra tas, kuris turi galios, legitiminės, teisėtos galios daryti tam tikras įtakas. Iš principo, lyderystė, vadovo darbas, tai yra įtakos darbas. It is very difficult for companies actually to get competitive advantage out of information networking.